Aš čia tam, kad pasakyti, kaip yra svarbu apsivalyti nuo tam tikrų žmonių. Ar tu žinai, kiek svetimo skausmo šiuo metu nešiojas, kuris tau visiškai nepriklauso? Kiek per visą savo gyvenimą išgirdai žodžių, pajutai žmonių žvilgsnių, ar tai buvo pavydūs žvilgsniai, minčių apie tave? Ir kiek viso šito prilipo jau šiai dienai per tuos tavo gyvenimo metus prie tavo auros? Kiek tokių žmonių išliejo į tave savo nuoskaudas, skundus, pyktį ar neapykantą? Ir nesvarbu, kur tai įvyko – draugų rate, darbe, autobuse, tiesiog gyvenime. Ir tu visą tą tyliai kaupi kaip sieną, nes visa tai per tavo gyvenimo metus kaupiasi ir gyvena su tavimi šiai dieną. Tai tu dėl to dar pavargsti, tai tau dėl to dar skauda, todėl, kad tu jau jauti, kad gyveni nebe savo gyvenimą. Ir kodėl yra svarbu tai apvalyti ir kuo dažniau ir kuo greičiau. Energetinis gydymas nuplauna viską, kas yra ne tavo. Ir tuo pačiu, norime mes to ar ne, bet viskas grįžta adresatui. Jeigu tu buvai nepelningai paliestas tų žodžių, tų žvilgsnių, to išsiliejimo iš to kito asmens, jis automatiškai grįžta kaip bumerangas. Nes to, patikėkit manim, ne mes valdom, tą jau valdo Dievas. Ir kada tu nuo viso šito apsivalai ir pradedi valytis ir suvoki, kad tai yra tavo gyvenimo dalis, kad tu tą turi atlikti kasdien, kaip išsiplauti dantis. Po to tu pradedi kvėpuoti ir gyventi savo gyvenimu. Išgirsk, kad tu neprivalai būti emociniu konteineriu kažkam. Kad tu nesi šiukšlių dėžė, į kurią gali kažkas nusimesti kažką nuo savęs. Ir patikėk, tie žmonės, kurie tą daro nesuvokdami, arba kai kurie net daro suvokdami, jie pasijunta tą sekundę tuo momentu įspūdingai lengvai. Jie tuo metu skrajoja, skraido, bet vėlgi iki tam tikro momento. Kada žmogus nesivalo, viskas sklando energetikoje. Ir kada žmogus pamąsto ir pagalvoja ir pradeda valytis, tai visada ta energija grįžta adresatui. Ir dažniausiai būna taip, kad kada grįžta atgal, nes žmogus pradeda valytis, automatiškai būni primintas tam žmogui. Ir dažniausiai būna priminta, kodėl tu šią sekundę pamastei apie tą žmogų. Ir dažniausiai primenama, kas buvo išlieta, kas buvo pasakyta. Ir jau tas žmogus, kuris tą padarė, su ta negatyvia energija gyvena toliau. Ką jis daro? Arba jis ieško naujos aukos, arba jau suvokia ir supranta, kad toliau mesti ant kito žmogaus tiesiog nebegalima ir reikia jau daryti kažką pačiam. Ir galbūt taip pradeda valytis.
Tai aš tik noriu vieną pasakyti, kad tu esi siela, kuri atėjo į gyvenimą gyventi, o ne kentėti ar gyventi kitų žmonių gyvenimus, kitų žmonių kančias, pavydus, nesėkmes ar dar kaip pavadinsime. Apsivalyk ir kuo greičiau nuo tokių žmonių, jeigu jų šiai dienai tu jauti. Bet kad nejaustum, tai yra nerealu. Todėl, kad mes kiekvieną mielą dieną su tokiais žmonėms susidurime. Ir jeigu tas, kuris galbūt šiai dienai šypsosi ir sako, kokia tu nuostabi, koks tu gražus, koks tu nuostabus, o po to kaukė slypi ir mintimis kažką tai šneka, kas būna šnekama už akių, ko mes negirdime. Vos ne ten išsisukoja, kad tau nesisektų ir taip toliau, nors į akis žiūrėdamas šypsosi. Tai jis palieka tą tavyje, tu to nori ar ne. Ir kartais būna, kad tik po tam tikro laiko tu pradedi suvokti, kad kažkas ne taip. Kažkas ne taip, kodėl tas žmogus non-stop nuo manęs neatkimba, neatlimpa ir vis nori išsilieti, išsikalbėti ir kai tik to prireikia, man skambina. Tai va čia ir yra negatyvas. Tai ir yra, ką reikia kuo skubiau nuo savęs pašalinti, jeigu tau rūpi tavo gyvenimas. Aš čia. Esu visada čia. Tau tai reikia išgirsti, apmąstyti ir jeigu tik kažkame save atpažinai, parašyk man. Mes viską išspręsime.